dată, repet, jucătorii de la vremea respectivă nu activau în liga noastră națională. Okay, thank you very much. We have only 3 minutes till the training, so thank you. Because we have 3 minutes for Lithuanian journals, 2 minutes now. Okay. Sorry. Now in Lithuanian. Yes. Thank you very much. Bye. Pirmiausia, gal tada Edvinui klausimus, kad mes jį paleisim tada iškart po klausimų jam. Edvinai, tai apie komandos nusiteikimą šitom rungtynėm po Niukso prieš Kiprą ir apskritai ką pačiam reiškia žaisti šioje šalyje, ar tai kelia kažkokių tai ypatingų, nežinau, jausmų, užtikrintumo? Nežinau, aišku, smagu vis tiek, mano komandos draugų yra rinktiniai, tai tikrai smagu, nes pats vietiniam čempionate žaidžiu, tai bus tikrai įdomu. O ką dėl Kipro, dėl Niukso? Kaip psichologiškai jaučiatės? Liūdna buvo, gaila, kaip sakyt, nepasinaudojom progą, tikrai galėjome ten išplėšti pergalę, sužaisti, bet yra kaip yra, tai išsianalizavom ir žiūrim į priekį. Edvinai, čia pirmam klausimą lyg ir sakai, kad supranti, vos nesupratai klausimą, ką tavęs uždavė rumuniškai, galbūt papasakok apie tą gyvenimo pusę be futbolo Rumunijai, kaip pačiam sekėsi adaptuotis kultūriškai iš visos tos pusės, kiek kitos kalbos esi pramokęs iš tikrųjų? Visai gerai, iš tikrųjų nėra labai didelio skirtumo nuo Lietuvos, vis tiek mes kažkiek tos bendros istorijos blogesnės turim su komunizmu, tai nėra labai jau didelio skirtumo, o kalba tai jinai labai lengva, jinai lotynų, tai aš kai turiu biškį prancūzų dar pagrindus, tai visai greitai jinai pasigauna, aišku, kalbėti dar sunku, bet suprasti jau futbolo temą aš beveik suprantu viską. Apie tą sezoną aš irgi, kai jau buvo, kai nesikiminėta, stovi dabar pirmie čempionate, pas turi ne vienas tas sausas rungtynės, kaip pats jauties būtent jau įsikovojęs atvirtai pirmo vartininko vietų Klužo komanda. Tai gerai, viskas gerai, kol rezultatai geri, bet dar anksti labai, kiek mes 8 ar 9 varžybas tik sužaidė, o čempionatas ilgas, tai sakykim, nebėkim įvykiam už akių ir pamatysim turbūt ateityje. Ką išskirtumėt rytojaus rungtynėse, kas yra svarbiausia, kokia yra Rumunijos rinktinė? Neduot muštą, nes ir lygoje, ir rinktinė, tai jie mėgėjai pramušti ir atstumo ir turi pakankamai kvalitetą tai daryti, tai aš kiek buvau Rumunijoje, tai tą supratau, tai tą vieną dalyką išskirčiau turbūt. Ačiū labai. Treneri, tai rytojaus rungtynės, kokie jūsų akcentai svarbiausi, ką sakot vyrams Rūbinėje, kokią komandą norite pamatyti rytoj? Kaip ir praeitose rungtynėse norim matyti kovingą komandą, kuri nori žaisti futbolą su kamuoliu, kada mes kamuolį turim ir mes norim turėti daugiau kamuolio. Dabar žinom, kad žaisim prieš galingą komandą, individualiai labai stiprią komandą, Europos čempionato dalyvę. Tai be abejo, kad iššūkis yra didelis, tai reikia būti savo geriausiai būsenai, nes žinom, kad šita komanda klaidų neatleidžia. Ir komanda agresyvi, kaip Edvinas sakė, labai turi tokį išskirtinį bruožą, tai yra labai mėgsta tolimus smūgius. Turbūt vietinio futbolo kažkokia specifika, galbūt vaikai treniruojami nuo jaunystės ar vaikystės, nes tikrai įspūdingi tie įvarčiai ir smūgiai, daug smūgių iš toli, tai turim būti labai prie savo vartų atidus, nedaryti bereikalingų baudų, o kai turim kamuolį, mes turim žaisti. Mūsų principai veikia praeitose rungtynėse, tai nematau priežasčių, kodėl neturėtų veikti rytoj. Mūsų pasiruošimas nieko nesikeičia, tai mes turim savo susitarimus, savo principus, savo braižą, nežinom, ką turim daryti, kada mes turim kamuolį, kada esam be jo, ką turim daryti, kada mums nesiseka arba mes atsiliekam rezultate, tai rytoj bus toks dar vienas rimtas testas.
Rumunijos rinktinė, kalbėjot, kad Europos čempionate gerai pasirodė, bet pakeitė trenerių, ar pasikeitė žaidimas šitos komandos, nes jau turbūt buvo galima pamatyti jos žaidimą ir tose rungtynėse 3-0 prieš Kosovą. Taip, tai pakeitė. Treneris šiek tiek sugriovė mūsų analitikų darbą, bet labai tokių tektoninių pokyčių nėra. Matyt, treneris užtektinai išmintingas, kad nedarytų labai didelių pokyčių. Tai tikrai, kad net žaidėjai, ko gero, vienas tik tai buvo pasikeitę gal sudėtyje, o braižas liko toks pat. Taip pat išsidėstė, labai panašus išsidėstymas, koks ir buvo Europos čempionate rungtynėse. Ir jo, pasiekė pergalę, tai su gera nuotaika, turbūt jų nuotaika šiek tiek geresnė, galbūt tai leis jam kažkiek atsipalaiduoti daugiau, gal neįvertinti savo rytdienos priešininką, o mes žinome, kad turime ieškoti savyje resursų, nes žaidžiant su tokia pajėgumo komanda labai rungtynės bus intensyvios. Tai mums reikia iki rytojus pilnai atsistatyti, kad mes būtume fiziškai savo geriausiose kondicijose. Nedrįstu daugiau trukdyti trenerio. Ačiū. Nu, dar labai greitai, treneri, čia buvo ta aiščių tema, žiūriu, mūsų nepaleidžia ir išvyko, čia patys rumūnai kolegos peikė savo stadioną, pas buvo išėjęs pavaišėt, kokią įspūdį ta aikštė palieka, ar tikrai tokia bloga, kaip jie čia bando nupiešti. Nu, mes matėme ir blogesnių aikščių. Tai prieš savaitę buvo labai bloga, Rokas Leketas čia žaidė rungtynės, sakė, kad žolės beveik nebuvo. Ir dabar buvom užlipę. Tai yra jau ta žolytė, galbūt tokia silpnoka, bet atauginėja, tai aš nežinau, čia aikštė šiaip lygi yra, bet žolė dar tokia labai pūkuota. Tai, čia turbūt be varianto nėra, kaip pas mus, tai žaisim čia. Ir dar paskutinis apie būtent trenerį Lučesku, tokia tikrai kultinė šalies futbolo figūra, galbūt turit pats kokį atsiminimą žaidžiant prieš jo treniruojamas komandas iš savo žaidimo laikų. Taip greitai negrįžta prisiminimai, bet be abejo tai yra legendinė figūra futbole, gero pasaulinio masto treneris, dirbęs su daug žymių komandų ir rinktinių, tai didelė garbė rytoj bus susirungti su jo vedama komanda.